Sveiki. Tai žinau, kad nuolatiniai rėmėjai tai visą laiką parems. Praeitą mėnesį nuolatiniai kai kurie po 2 kartus rėmė. Bet viskas labai dabar gerai, nes vyras, kadangi laikinam darbė, tai ten būna dar anksčiau moka, tai ką tik parašė, kad maisto bus. Jau labai man šiandien buvo liūdna kažkurio tai momentu, bet reikia nepalūžti. Liūdna dėl to, kad aš pati pernai įtariau, kad gali būti vėžys. Nu, tai šitaip žmogus negali valgyti ir šitą atiminėja. Jam dabar suluošino sveikatą, nes jinai 3 dienas šitą parazitę nenupirko omeprazolio. O pernai jinai ištisai atiminėjo ir dėdavo rūgštį į maistą specialiai. Pipirus pildavo, ten actus, dar kažką. Tai dabar taip dar tokios naujienos. Aš jums noriu pasakyti, kad mano tėvas yra ne šiaip sau profesorius, jis yra LSDP Landsbergis kabutėse. Čia yra faktinis vadovas. Čia Landsbergis viską pavogė. Čia tėtis viską sugalvojo. Tėtis visą laiką domėjosi kairiąją ideologiją ir darbininkų ir žmonių teisėmis, ir pats yra iš kaimo kilęs, ir žąsis ganęs, ir kiaulės ganęs, ir viską. Ir labai daug ištvėrė, ir jo kelias buvo sunkus, jam tarybiniais metais siaubas, kas ten darėsi, jam pasakė, mes neleisim tau daryti karjeros, o jisai savo laukė ir jisai buvo dėl to sumotyvuotas ir suinteresuotas, kad kiti būtų laikai, kad galėtų padaryti karjerą, nes ten buvo zaprietas iki gyvos galvos išvažiuoti į vakarus. Zaprietas daryti karjerą. Tai vat Landsbergis gavo ten kažkokį tai tarybinį profesorių, mano tėtis yra šitos Lietuvos profesorius, ne anos. Landsbergis yra anos, bet jisai kažkaip tai, tėtis mano irgi buvo užvaražytas to Landsbergio ir paskui, kai išėjo mokslo pasaulį ir politikoje nebedalyvavo, jisai nebesirūpino savo statusu. O vat aš brolio gavau, radau, aš pasidėjusi raštą, kad jisai siuntė Landsbergiui laišką 2012 balandį, kad pripažintų sąjūdžio ženklą jam. Ir dingo be žinios. Ar jūs kada nors girdėjot, kas yra sąjūdžio ženklo autorius? Negirdėjot. Brolis aprašė, kad jisai 1988 rugsėjo 12 sugalvojo visą šitą. Nes jisai buvo mokinių sąjūdžio vadovas ir mokinių šaulių, vaikų šaulių vadovas jisai buvo. Brolis yra Šaulių sąjungos atkūrėjas. Neskaistys, mano brolis, Romaldas Apanavičius jaunesnysis. Brolis kūrė karinės struktūras, būdamas vaikas. Ir broliai ir jo draugus visus apmokino Prancūzijos legionas, o brolis apmokino mane su sesė. Aš labai daug žinau visko. Aš net mokėdavau, aš dabar negalėčiau dėl ligų, nes truputėlį yra negerai. Šitos akies pūliniai labai baisiai pavarė, bet aš tenksiuosi atsinaujinti, bet aš vaikščiodavau tiesiai 3 aukšte senamiesty, mes tokie, nežinau, aš kai pagalvoju savo gyvenimą, atgal pasižiūriu, tai lengvai išprotėję menininkai. 3 aukštas, griuvėsis ir ant sijos eini tiesiai. Aš jums esu pasakojus, kad man reikėjo pasižiūrėti elektrą ir nors dėl ligų aš kartais labai sunkiai vaikštau, aš užlipau į 2 aukštą ir ant sijos tiesiai nuėjau ir pasižiūrėjau visus kabelius, nes aš šitą moku. Ir čia pas mus tai yra, lubos viskas, o aš moku eiti, kai nieko nėra, tiesiai ir viskas. Tai čia yra išmokinama spec pajėgų, tokie visokie ir yra išmokinta. Brolis mokino ir ant rankos vienos kūną pakelt aš moku. Čia, kai tas kaimynas groja, kartais labai gerą muzikikę, kokį ten šitą neregi tą. Breiką vieną kartą grojo, aš variau, padariau tokį judesiuką ir ant rankos vienos. Moku ir tokius dalykus. Čia yra net ne fiziniai dalykai, čia yra psichikos dalykai, sugebėti, vienu žodžiu, taip daryti. Tai vat, tokia buvo vaikystė, tokie buvo reikalai ir paskui pažiūrėkite, vietoj brolio atsirado Audrius Skaistys, o vietoj tėtės Vytautas Landsbergis. Tai tėtis, aš dabar pagalvojau, tėtis yra LSDP Vytautas Landsbergis. Jisai yra atkūrėjas ir jis ten viską, jisai turėjo ryšius su vakarais. Už tai jį neišleido, nes jisai vakaruose sudarė ryšius su tom vakarų visom struktūrom, o brolis sudarė ryšius 89-ais. Jų mokykla važiavo į Vokietiją, į rytų Vokietiją, pasienio zoną ir jį pervežė per sieną ir ten užverbavo. Į NATO struktūras. Aš dėl to irgi esu NATO, nes aš esu NATO kariškių šita šeima.
Prie Prunskienės buvo motina pristatyta, bet Prunskienė ją pravijo, kai jai pradėjo sakyti, kad jinai Landsbergio pusseserė, bet aš šiandien dabar labai gerai suprantu, ką reiškia Landsbergio pusseserė. Kad iš Landsbergių. Nes šitaip naikinti, šitaip žudyti žmogų, tai tik tai iš tų visų dalykų. Ir aš jums šiandien ryte paviešinau, kad Lazdynų ligoninė pirmą ruošiasi operuoti, nes divertikulitas, princesė Keitė buvo operuota, ten nupjaunama dalis žarnos. Ar tenai susiformuoja tie pūliai, aš neįsivaizduoju, gal ten sukietėja, sukalkėja, gal juos reikia pašalinti. Dabar yra 21 amžius, galima endo operuoti. Įkiši vamzdelį ir ištraukia, vėžius ištraukia, auglius ištraukia. Žinatelis va prieš metus mirė dėdė, kur irgi išgelbėjau gyvybę. Su vamzdeliu operavo, jis net nesuprato. Ai, sako, ten kažką, sako, man pavalė, sako, man ir labai gerai, aš jam nesakiau, kad tau pirmos stadijos vėžys. Nieko man, sako, pasirodo nebuvo, šiaip buvau nusilpęs. Ir pragyveno, o dar 10 metų po vėžio operacijos, įsivaizduojate. Neatsinaujino, mirė, ne nuo senatvės, iš tikrųjų slaugoja, mirė, pasikeitė sąlygos ir slaugoja mirė. Ne nuo to, kad blogai slaugo, dėl to, kad yra aterosklerozė ir aišku, namie sėdint kokį gramą padarydavo, prasiplėsdavo ten tas kraujagyslės, jau slaugoj tu nebeprasiplėsi. Ūkinis techninis dalykas. Tai vat, tėtis yra LSDP Landsbergis ir aš nesusilaikiau ir neištryniau už to. Aš parašiau, kad jis yra 1989 metų partijos delegatas atkūrėjas. Visi jį žino. 14 metais Kauno ligoninė bandė jį numarinti. Vytenis Povilas Adriukaitis 11:30 sekmadienį man atskambino, pamatęs praleistą skambutį, išgirdęs, ką tokį Mariną pradėjo rėkti. Ką sako tokį Mariną? Profesorių Panavičių, aš jiems sako,